Sveiki visi jumis Vintažalė ir antra dalis Rivals, yeah. Taigi iš praeitą video gavosi labai daug komentarų. Vienas žmogus toks V4 Tautkus, man atrodo, jeigu taip toks. Ir jo vardas Domas. Ir jis man tokių gražių komentarų prirašė. Jis man pasakė, kad tipo varyt jailbreaką, bet aš manyčiau ne ant šito video, nes 7 peržiūrų per 2 dienas man čia atrodo jau jūs žiūrit. Ir šiaip įdomu pažiūrėti, kad jūs žiūrit, man labai gera, tai gal šiek tiek liksim prie Rivalsų, gal po to tik tais pradėsim keltos kitus games, nes noriu pažiūrėsim. Bet va, jau mane Vasti kažkoks nužudė. Matęs, kad cool bičas, Vastis. Tai va, jau skrenda, man tai nepatinka per areną, kažkas, kas moka per areną, tiesiog su snaipu. Aš nemoku ir nenoriu mokėti, man tik tai ant tų didelių mačų, kur nėra sienų. Aš ant station. Žmonės for real, čia bus vienas iš 2 komentarų, parašykite, ar jums patinka station mapas. Praeitą video paklausiau, ar jums patinka tas bažnyčios mapas, tai dabar parašykite, ar jums patinka station mapas. Tai va. Aš manyčiau, man tai yra vienas mėgstamiausių, bet pirmas mėgstamiausias tai būtų construction. Nežinau kaip jums. Parašykit, koks jūsų mėgstamiausias mapas ir parašykit, ar jums patinka station mapas. Va taip, parašykit komentarus. Ir man labai patiko to žmogaus komentarai, kur V4 Tautkus, bet man kažką apie mapus, Rivals mapą prašyčiau. Jeigu gali. Man labai patiko, kad mane M vadini, bet thank you, bet nežinau. Bet parašyk ir ant šitą video gerų komentarų. Tavo gražus komentarai. Turi geras mintis. Iš tikrųjų, graži kūryba tavo. Tik taip galiu pasakyti. Neblogai aš čia varu. Ir viena tiesiog kažkokia merga per praeitą video prirašė ne per gražiausių komentarų. Tai žinok, aš sorry žmonės, bet aš jas ištrinau, man nepatinka heitas. Man tikrai nepatinka heitas. Tai todėl sorry, bet aš tuos komentarus ištryniau. Ir jeigu vėl ta merga išlis, tai aš tikrai vėl trinsiu. Aš turiu laiko trinti, bet man nepatinka tokie komentarai žmonės, sorry. Va jau match pointas man prieš Vasti. O žmonės jums patinka Eurovizija? Jeigu norit, parašykit, bet neprašau. Man patinka Eurovizija, aš labai laukiu. Nes jau praėjo 2 pusfinaliai ir laukiu finalo. Kada žmonės, kaip manot, kada bus finalas? Nes aš neatsimenu, bet man atrodo kažkada bus finalas. Vasarį man atrodo kažkelinta. Tai va. Bet kažkurį šeštadienį. Nes aš atsimenu, kad praeitą šeštadienį vasario 1 buvo... Ne. Sorry, guys. Sausio 1 prieš mano pirmą video, ne šeštadienį. Mano antras video sekmadienį buvo. Tai va. O kaip jums žmonės patinka Eurovizija? Aš manau, kažkada Lietuva tikrai laimės Euroviziją. Tai va. Nu va, laimėjom pirmą mačą. Mūsų šiais metais, nežinau, žmonės kaip jūs, bet ta Black Biceps Lemmy Cook laimės, nežinau kodėl, bet manau, ta overpowered daina ir tikrai turi šansų laimėti. Vasas Vastis. Tai va,
Va, jau ateina kažkokie žmonės, ne, atvaryk pas mane, atvaryk pas mane. Aš manau, varom žmonės 1v1. Nežinau kaip jums, bet man patinka 1v1 mačai. Va, jau ateina antras turbūt žmogus. Varyk čia. Neišeina. Aš jau geriau varysiu. Va, nu žmogus. Mr. Noob. Eik tu, aš tikrai su juo laimėsiu. Aš tikrai su juo laimėsiu. Žmonės, aš tikrai laimėsiu Mr. Noobu. Aš jam net pakviesiu jį į mečą. Ne, bro, Mr. Noobai. Aš pakviesiu kažką kitką. Aš manau, tikrai kažkas 2-3 levas. Bro, žmonės, kas nori su manim? Kaip ir sakiau, pakomentuokit savo nikneimus. Jau tas V4 tautkus jau parašė. Įdomu su juo pažaist bus. Kažkada pažaisim, bet tikrai aš su juo jau susisiekiau, mes jau pažįstami esam. Ir mes jau pažįstami ir kažkada padarysim, bet mes dabar per programėlę Teams pažįstami tiktais, o mes jau bandėm ir nefilmuojam, jo balsą. Pabandysim kažkada realybėj, jį pajungsim arba Discordą. Mes abudu atsisiųsim, nes net aš neturiu Discordą. Dieve, aš nesuprantu, žmonės, eikit kažkas su manim žaist. Tai gerai, jau atėjo ant tų žodžių, kad nieks su manim neina, splešas, destruction. Aš jums sakiau, man šitas mapas pats geriausias pasaulyje. Nežinau, kodėl, prašau, neheitinkit. Turbūt iš man nežiūrinčių yra daug arena fanų. Tai aš manyčiau, kad man tikrai patinka šitas mapas. Ir jeigu jums patinka šitas mapas, pakomentuokit komentarus. Šitą, kaip ir sakiau, pakomentuokit, jums patinka Station ir koks jūsų mėgstamiausias. Turbūt visi bus arena fan. I am arena fan. O. Aš manyčiau, Construction yra pats geriausias mapas pasaulyje. Nežinau kaip jūs. Guys. Va, jau nužodžiau. Aš sakau, ant RPG šitas mapas yra žiauriai OP. Gerai, pasidarom 2 jump padus. Ir RPG čia šaunam. Ir kas atsitiks? Nieko. Va taip, ir mes. Čia. RPG. Viena merga, kaip ir aš sakiau, kuri negražius komentarus rašė, jinai parašė, kad RPG spameris ok kam. Ir aš irgi ištryniau. Bro, kam jinai mane heitina? Aš ją net esu buvau pasubscribinęs. Štai, kad į vieną komentarą for real creepy skin, kuris mane prijuokino. Tai buvo mano pirmas komentaras. Bet kodėl jinai dabar mane pradeda heitinti? Aš jos net subscribe turiu. Ir ji mane heitina. Man tokie žmonės nepatinka. Aš irgi paliksiu po jo komentarą. Aš manyčiau, kad ta moteris norėtų, kad ji būtų geriausia, bet žmonės, mes nemėgstam heiterių turbūt visi. Pasubscribinkit, aplenkim ją. Jeigu norit, man atrodo, Marimun, šiam kažkur prenumeratorių, eikit ir unlikinkit jos visus video. Aš žinau, kad jai patinka. Taip, ir jeigu jūs subscribinat, irgi ištrinkit subscribe. Pasirinkit. Mes tarp šitų 2 kanalų bus karas. Mes pažiūrėsim, kuris ilgiau pasieks 100 subų. Ir kaip ir sakiau man atrodo nesakiau, bet 100 subų ir face revealas. 100 subų ir face revealas.
Laimėjau. Ir kažkada bus, kaip ir sakiau, admin abuse streamas, nes vienas žmogus parašė tas pats V4 tautkus. Man atrodo, taip jis vadinasi. Man tas žmogus patinka. Aš manyčiau, su juo darysiu ir tą streamą. Jis geras žmogus. Aš su juo pasikalbėsiu ir aš manyčiau, gal jis galės. Žmonės. Gal ir su juo darysim. Ir antras mapas vėl Construction. Jau atsimenat, praeitą kartą buvo vienas mačas laimėtas iš 3. Gal šį kartą padarysim, kad kad būtų 3 mačai iš 3 laimėti. Kodėl skilinas? Man žmonės taip nepatinka, aš lyvinsiu. Žmonės man nepatinka. Man taip nepatinka. Žmonės, jeigu jis vėl žudytis, tai žinokit, kad man atrodo išbando ant bokšto. Palauksiu, jeigu jis taip nusižudys, nu tai varysim kitą, susirasim. Va, jis jau noris. Va, jis jau... Ką? Kodėl jisai? Nu tai gerai, aš irgi nusižudžiau. Bet aš laimėjau. Bro, jisai... Dream! Aš radau Dream! Aš noriu su juo pažaisti. Kaip mano žmonės žaidžiam su Dream. Dream. Nu, čia ne Dreamas, bet šiam 7 reitingas. Rūkas. Eik aš prieš Rūką. Aš prieš Rūką varysiu. Areną. Aš manyčiau, neskaitom to kaip mečo, nes tas mečas buvo gan crazy. Ir tegul bus 3 mačas čia, nes iš tikrųjų jis nusižudė ir aš manyčiau, kad tai nesąžininga kaip laimėtą mečą padaryti iš viso, kad nebuvo šito mečo. Čia nėra šito mečo. Gerai, šiam 7 reitingą aš leisiu, kad tu būtum ilgiau šiam 7 ir laimėsiu. Ir tu nesi geras, Rūkas. Tu nesi geras, nes put prieblanda. Man atrodo, aš kaip Alfredas Einšteinas kalbu, nu bet tokiai. Va, jau matau kažką. Jau matau, dėl ko tu šiam 7 reitingą. Gali būt, kad aš pralošiu. Bet jeigu bus 2 iš 3 mečų laimėti, tai reiškia kitą. Jeigu aš laimėsiu dabar 3 iš 3, tai reiškia, kad kitą mečą bus 2 iš 3. O jeigu aš dabar laimėsiu 2 iš 3, šitą pralošiu, tai reiškia, kitas mečas bus 3 iš 3. Kaip manot, laimėsiu šitą mečą? Jeigu laimėsiu, pasubscribinkit ir palaikinkit. O jeigu pralošiu, pakomentuokit ir pašėrinkit. Gali būt, kad reikės komentuoti jums ir šėrint. Bet aš nenoriu, kad tai atsitiktų. Tai nebus. Va. Ne, greičiau. Ne, aš pralošiu. Ne, bro. Žmonės, pasobinkit ir palaikinkit. Mum reikia laimėti. Tai duos mum aurą. Duos tai man aurą. Aura farm. Nagi žmonės, sobink ir like. Aš dar neturiu tiek daug auros. Man reikia aurą farmint dabar. 4 raundas. Ką tu didybė? Ne. Paskutinės gyvybės. Ačiū žmonės, ačiū už aurą, man reikia daugiau. Kad laimėčiau aurą.
Man reikia aurą, žmonės. Paskutinis mačas. Paskutinis raundas. Prašau, žmonės. Žmonės, man reikia auros. Man reikia auros, žmonės. Man reikia auros. Man reikia auros, žmonės. O. Nu, prašau. Ne, bro. Ne, liko viena. Ant RPG. Liko viena kulka. Na, bro. Pralašiau. Žmonės. Nu, sorry žmonės, bet pabaigėm su pralaimėjimu. Paspauskit like and subscribe, jeigu norit daugiau. Aš kaip ir kiekvieną sakau ačiū. Ir nuolatinis atsisveikinimas. Adios amigos!